Labadiena, aš Eimantas Žeimys, kineziterapeutas. Ir šiandieną supažindinsiu jūs su keliomis paprastomis mankštomis, kurios galite atlikti namų sąlygomis. Dabar atliksime mankštą pavargusiai nugarai, jai atpalaiduoti ir pastiprinti, taip pat apsaugoti nuo įvairiausių skausmų pasitaikančių kasdieniai aplinkoje. Dabar pasirenkame patogią aplinką atlikti nugaros pratimams. Pasirinkite kietas grindis, ant jų galite pasitiesti minkštą kilimėlį. Įsitaisote ir atsigulate. Pradėsime pratimus ant nugaros. Ištieskite rankas virš galvos, pirštai jūs tempia į viršų. Kojos tiesios, pėdutės palenktos į save, kulnai jūs tempia į apačią. Išlaikote tokį tempimą nuo 5 iki 10 sekundžių, kartojate bent 3 kartus. Tempimo metu nepamirškite prispausti juosmens prie žemės. Neturėtų palysti daugiau nei jūsų delnas po jūsų juosmeninė nugaros dalimi. Gulint ant nugaros, vieną koją palenkėt link pečių, apkabinate ją rankomis ir tempiate prie smakro. Galva pakyla, smakru bandote pasiekti kelią. Išlaiko tokį tempimą nuo 5 iki 10 sekundžių, kartojate po 2 kartus kiekvienai kojai. Tarpe atliekat 5 sekundžių pertraukėlę. Taip pat gulint ant nugaros, ištiesite vieną ranką virš galvos bei vieną koją į apačią. Kita koja sulenkta, priešinga ranka nuleista. Ištiestosios rankos ir kojos tempia jūs į priešingas pusės. Išlaikote tokį tempimą nuo 5 iki 10 sekundžių, juosmens neišrečiat, o juosmenimi turėtų palysti nedaugiau nei jūsų delnas. Būtinai atkreipkite į tai dėmesį. Pakartokite tokį tempimą po porą kartų kiekvienai kojai ir rankai. Gulite ant nugaros, kojos sulenkiamos, tvirtai įremiate į žemę pėdas. Rankos nuleistos lygiagrečiai su jūsų kūnu. Pabandote kelti dubenį ir sėdmenis į viršų, užlaikote viršui nuo 3 iki 5 sekundžių, oras tuo metu lėtai iškvėpiamas, pasibaigus orui nusileidžiate. Jeigu atlikti pratimą jums yra lengva, pabandote kelimosi metu taip pat pakelti rankas virš galvos. Tai pasunkins pratimą. Atliekate 10 pakartojimų, jeigu lengva, pakartojate antrą seriją po minutės pertraukos. Gulint ant nugaros, sulenkėt kojas, rankas nuleidžiat prie šonų. Pabandote dešinę koją kelti viršų sulenktą per kelį 90 laipsnių kampu, o kairė ranka bandote tą koją nustumti. Taip pat pakeliat ir galvą. Šio pratimo metu turėtumėt pajusti stiprią įtampą pilvo preso srityje. Po 3-5 sekundžių tokio spaudimo nuleidžiat koją ranką, atsikvėpėt sekundėlę, kartojat kitą ranką ir koją. Atlikite po 10 kartų kiekvienai pusiai. Nepamirškite kvėpuoti. Tempimą svarbu pakartoti prieš visus pratimus ir po pratimų. Tai pagrindinis būdas atpalaiduoti stuburo įtampą. Pasiverčiat ant šono, patogiai įsitaisote, apačioje esančią ranką ištiesiat po galvą, viršuje esanti ranka pastatoma prieš save, ji padės jums išsilaikyti ir nenusvirti į šoną. Apačioje esanti koja sulenkiama, viršuje esanti ištiesiama ir pamažu keliama į viršų tokia tiesi. Užlaikote sekundę ir pamažu nuleidžiate. Kartojate po 10 kartų kiekvienai pusiai, pajusite įtampą klubo ir juosmens šono srityje. Gulint ant nugaros, ištiesėt vieną koją į priekį, kitą sulenkėt. Ištiestosios kojos pėdą palenkėt į save ir bandote tiesią koją kelt iki sulenktos kojos kelio. Užlaikote sekundėlę 2 ir lėtai vėl nuleidžiate.
Pratimą kartokite po 10 kartų kiekvienai kojai, jeigu lengva atlikite antrą seriją su 1 minutės pertrauka. Gulite ant nugaros, sulenkėt abi kojas, nuleidžiat šalia savo kūno rankas, pabandote sulenktas per kelį 90 laipsnių kampų kojas kelti viršų, taip pat tiesti į lubas rankas. Pakeliat ir galvą, išlaikot nuo 3 iki 5 sekundžių tokią padėtį ir vėl leidžiame kojas, rankas ir galvą žemyn. Atlikite 10 kartų šį pratimą. Veršitės ant pilvo, patogiai įsitaisote, ištiesiat rankas į priekį. Pėdas palenkėt į save ir jomis tvirtai įsirėmėte žemę. Dabar jums reikės pakelti galvą ir rankas ir lėtai pasiboksuoti tiesiant vieną ranką į priekį, o kitą lenkiant atgal. Atliekat 4-5 smūgius ir vėl nusileidžiate į apačią. Kartojate tai 5 kartus po 5 pasiboksavimus kiekvienai rankai. Ištiesiat rankas į priekį, kojas atgal, pabandote palenkti pėdutes į save, tada keliat vieną ranką į viršų ir priešingą jai koją taip pat. Užlaikote pakeltas koją ranką 3 sekundžių ir vėl nuleidžiate. Atliekat po 10 kartų kiekvienai pusei. Taip pat gulint ant pilvo, ištiesiat abi rankas į priekį, kojas atgal, pėdutes palenkėt į save ir pabandome vienu metu pakelti visas 4 galūnes. Tai abi rankas ir abi kojas. Užlaikot tokią patį nuo 2 iki 10 sekundžių, priklausomai pagal jūsų pajėgumą, ir nusileidžiate. Atliekate nuo 5 iki 15 pakartojimų. Įsitaisote ant 4, kojos pečių plotyje, rankos taip pat, pabandote tiesti vieną koją atgal bei priešingą jai ranką į priekį. Šiuo atveju ištieskite dešinę ranką į priekį, o kairę koją atgal. Užlaikote tokią patį 3 sekundės ir vėl įsitaisote ant 4. Pakeiskite koją ranką. Puiku, atlikite po 5 kartus kiekvienai pusiai. Atlikdami nepamirškite, kad jums reikia išlaikyti tiesią nugarą. Nenuleiskite pilvo į apačią ir neišrieskite nugaros. Taip pat nereikia ir susikuplinti. Įsitaisote ant kelių, rankas ištiesiate į priekį ir pamažu svyrate atgal. Kol rankos išsities į priekį, nugara ir galva nusileis, pajusite tempimą po mentėmis. Išlaikote tokią padėtį nuo 5 iki 10 sekundžių. Vėl grįžtate ant 4. Atsigulate ant pilvo, rankos šalia jūsų, pamažu keliate galvą į viršų, paskui ją kyla ir pečiai, ištiesiamos rankos, turėtumėt pajusti stiprų tempimą pilvo srityje, nugara yra išriesta puslankiu. Išlaikote tokį tempimą nuo 5 iki 15 sekundžių, nepamirškite lėtai ritmingai kvėpuoti. Šis pratimas neturėtų sukelti jums skausmą. Atsisėdate, patogiai įsitaisote, ištiesiat rankas virš galvos ir suėmat kiekvieną ranką už kitos rankos alkūnės. Tada pamažu ištempėte visą kūną link lubų, pamažu pasvyrate į vieną pusę, išlaikote 3 sekundžių, pasvyrate į kitą pusę, išlaikote 3 sekundžių. Pakartojate po porą kartų kiekvienai pusiai. Sėdint arba gulint, užkeliate vieną koją ant kitos, pėda įsitaiso ant kelio, o kelias pasukamas į išorę, tai yra paspaudžiate tolyn nuo savęs, kol pajusite tempimą klubo srityje. Palaiko tokį tempimą nuo 5 iki 15 sekundžių, pamažu atpalaiduojate, grįžtate į pradinę padėtį ir pakartojate kitai kojai. Atlikit bent po porą kartų kiekvienai kojai.